Gyvenk čia ir dabar. Antra dalis. Kadangi praeitas video apie tai, kas yra toji garsioji čia ir dabar akimirka, sulaukia pakankamai jūsų dėmesio ir klausimų, pateiksiu dar daugiau pavyzdžių. Tarkim, priėmei sprendimą pasivaikščioti po mišką. Pradedi vaikščioti, matai kokius kankorėžius, medžio kamienus, dar ką nors, gėlytės ir tiesiog pist. Atėjo mintis, jeigu tą kartą būčiau nepakėlęs balsą ant savo antros pusės, galbūt mūsų santykiai nebūtų išėję. Arba jeigu tą kartą būčiau užkalbinęs viršininką, galbūt mano gyvenimas šį kartą būtų geresnis. Jei taip nutinka, sveikinu. Tu pabėgai iš šios akimirkos į prisiminimus savo galvoje ir jau nebegirdi tų paukštelių, kurie taip gražiai tau gieda. Jei tau įdomi ši tema, komentuok po šio video noriu, sukursiu daugiau tokių pavyzdinių video ir atsiųsiu tau informacijos, kaip dirbti su savim tokiomis akimirkomis.